Pasivaikščiojimai po adventinę Klaipėdą su broliais pranciškonais Benediktu ir Astijumi. Na jau pirmos savaitės ketvirtadienis. Gruodžio 5 diena. Vaikščiojimas po adventinę Klaipėdą tęsiasi, padai dyla ir mes vis daugiau ir daugiau sutinkame gerų žmonių. Ir ketvirtadienį stovime centre. 4 gatvės, 4 kryptys, 4 pasaulio kraštai. Ką mes pasirinksime? Pasirinksime šiandien skaityti Evangeliją. Ir Domininkai, prašom. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatie, viešpatie, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusi namą ant uolos. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusi namą ant smėlio. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus. Girdėjote viešpatie žodį. Šlovė tau, Kristau. Iš tiesų, šitoje Evangelijoje mes aiškiai pasakyta, 2 žmonės, išmintingas ir paikas. Visi stato. Čia kalbos nėra, visi stato savo namus. Mes šventinom vienus namus ir mes žinome pagal šventąjį raštą, kas yra namai. Namai tai pirmiausia yra šeima. Abraomo namai, Izaoko namai, Jokūbo namai. Tai yra šeima. Ir va dabar statyti tą šeimos gyvenimą arba draugų gyvenimą, bendruomenės gyvenimą, mes kursime, statysime. Bet jeigu ten nėra Kristaus, jeigu nėra to kertinio akmens, to pamato, jeigu nėra, tai iš tikrųjų ateis audra, anksčiau ar vėliau daužysis į tą mūsų statinį ir jeigu ten nėra Kristaus, jeigu nebuvo jo ateimo į mano gyvenimą, žinot, likimas va toks yra, gali viskas subirėti. Audros bus, statybos bus, svarbiausiai pamatas. Benediktai. Jo. Ir būtent mano karta tai išgyveno. Kristus arba Dievas buvo išvarytas iš vaikų darželių, buvo išvarytas Dievas absoliučiai iš mokyklos, iš ligoninės, iš kultūros, ne? Jo nebeliko. Ir mes matėme, kaip viskas trukinėjo, iki šiandien viskas trukinėjo, iki pat dabar. Mes niekaip nebesugebame surišti galų. Ir todėl tos kančios tokios, todėl tos lygos tokios ir draugystės nėra, iš tikrųjų draugystės nėra, jeigu nėra Dievo. Negali mus jungti kažkokios tai idėjos, pavyzdžiui, mes žvejai ar ne, ir mus kažkas tai bendras, kažkoks laimikis, reiškia, sėkmės jungia. Ne, mus turi jungti Dievas. Dievas, kuris yra daugiau negu meilė. Ir tai yra uola. Bet teisingai sakai, gali išlavinti techniką bet kur, kaip ir žvejyboj. Geriausios blizgės, valai ir taip toliau. Bet kada ateis ta žinutė, pavyzdžiui, tau vėžys. Ir viskas. Ir tos blizgės, ir tie valai neišgelbės. Jie reikalingi, bet neapleisti tų dalykų, bet ir svarbiausia išlaikyti, kaip Benediktė sako, leisti ateiti adventus, kad į mano buvimą, į mano tikrovę įžengtų tas, kuris iš tikrųjų manęs neapleis ir tai yra mano vidinis kaip žmogaus ir bendruomenės tvirtumas. Tai yra mano pagrindas. Esmė tai tokia, kad mano pastangos, ar ne mano pastangos nesugriūtų, aš turiu savo gyvenimą statyti ant tvirtų pamatų. Ir aš džiaugiuosi, nes dabar stovime, žiūrėkite, ant rūkio, koks grindinys.
Ne? Ir va čia klaipėdiečiai teisingai pasielgė. Nustatė, reiškia, mes vaikštom, mes neklimstame ir tęskime šitą tradiciją. Kurkime tokį gyvenimą, kad neįklimptume. Palaiminto ketvirtadienio jums. Šviesaus, gero ir maloningo. Pasivaikščiojimai po adventinę Klaipėdą su broliais pranciškonais Benediktu ir Astijumi. Jeigu šis pokalbis praturtino jūsų mintis ir sielą, prisidėkite prie mūsų kelionės. Sekite mus, spauskite patinka, komentuokite, dalinkite su artimaisiais, kad kartu kurtume vilties bendruomenę.